Brangius tautietės, brangus tautiečiai. Džiaugiuosi, kad bent šių dienų moderniosios technologijos pagalba galiu su jumis susitikti ir pasidalinti, kaip man atrodo, opiausiomis mūsų tautai ir mūsų valstybei idėjomis. Man įtikėtina, kad jūs matote, jog šiandieną mūsų tautai, per tautą valstybei, kyla daugelį įvairios rūšies pavojų. Ypač kyla pavojus tautai būti sunaikintai. Ir todėl pakalbėsim bent kiek, jeigu galėsiu aprėpti tais klausimais, kokie pavojai gresia, kodėl per mažai veikėjų patriotiniam fronte ir kaip kovoti su tais pavojais ir kas iš kur jie ateina. Todėl, jeigu yra grėsmė tautai būti sunaikintai, tai nuo jauniausio iki seniausio turime susimobilizuoti veiklai, pasipriešinti tiems pavojams, nes ne vien mes šiandieną esame tam pavojui, daugelis kitų tautų mato, kad bandoma jos sunaikinti, kadangi tautiškumas nuo seno pastoja kelią tironams į pasaulinę valdžią. Todėl reikia veikti, kad tiek kovų, tiek istorinių kovų mūsų tauta iškovojo, kad tos kovos nenueitų veltui. Dievas išnuomavo man keletą papildomų metų ir aš stengiuosi mokėti nuomą. Ir aš manau, kadangi per metus susikrovė daug patirties, geriausias mokestis už nuomą yra dalintis mano visuomeninio ir politinio veikimo patirtimi. Nes aš pats klajojau politikoje, manydamas, kad dalykai yra tokie, tikrumai buvo visai kitokie, manydamas, kad aš padedu savo bylai, pasirodo, kad net pakenkiu, tad ką aš šiandieną jums pasakysiu, yra tai, ką manau, kad reikėtų suprasti tiems, kuriems rūpi mūsų tėvynė. Ir todėl, kad nenuvažiuočiau į Pakluones, o yra tiek daug pasakyti, net pasirašiau daug pastabų, kad nepamirščiau pačių svarbiausių dalykų. Stebuklų neišgirsite, nes politikoje nėra stebuklų išskyrus istorinių aktų, kaip mūsų tauta atsiekė nepriklausomybę pačiom neįtikėtinom sąlygom. Bet politikoje, kaip ir fizikoje, yra tam tikri dėsniai. Ir apie juos gal pakalbėsim, bet svarbiausia, iš pat pradžių aš pasakysiu, kad man atrodo svarbiausia, kad politikoje nėra pasirinkimo tarp gėrio ir dar geresnio gėrio. Yra tik pasirinkimas tarp mažesnio ir blogesnio blogio. George Washington pasakė, kad vyriausybė yra nepatikimas tarnas arba žiaurus tironas. Tai tą tarną reikia prižiūrėti ir suprasti, kad niekada vyriausybė nebus tobula. Ir paskui kiti žmonės mano, kad jie gali nedalyvauti politikoje. Ir giriasi, aš politikoje nedalyvauju. Kiekvienas nuo gimimo iki mirties dalyvauja politikoje, bet kaip statistika. Ir galų gale jis automatiškai, nedalyvaudamas politikoje, jis dalyvauja politikoje užleisdamas savo teises kokiems nors bomžams ar net valstybės ir tautos priešams. Jeigu jis nebalsuoja už mažesnį blogį, o balsuojant už mažesnį pagaliau prieinama ir vis prie
prie dar mažesnio, bet tobulybės valdžioje niekada nesiksi. Aš tikiuosi, kad po šito mano pokalbio diskusijose jūs bandysit pritaikyti tai mano patirtį pasaulyje gyvenant keliose valstijose, Lietuvai, šiandieniai Lietuvai, jūsų miestelio, jūsų priemiesčiui, jūsų ir pačiai Lietuvai, jeigu ieškoma būdų veikti. Man iš pat pradžių pasakysiu, kad ko aš noriu, kad po mano pokalbio kas nors įsidėmėtų, kad mums šiais metais svarbiausia išrinkti lietuviškesnį, teisingesnį, geresnį Seimą. Antraip, tik Seimas, nuo Seimo priklauso vyriausybė, nuo Seimo priklauso daug kas ir Seimas mūsų režime yra svarbiausia institucija. Todėl Seimas, ką mes bedarytume, neišleiskime akių 2008 metų Seimo rinkimų. Per juos mes galime pakeisti visus kitus dalykus ir tada savaime reikalai pagerės. Bet dėl Seimo mums svarbu, kad išrinkti Seimą, kadangi yra pavojus tautai. O pavojus tautai buvo, kaip matėme, globalistų, rytų globalistų, kurie siekia pasaulinės valdžios ir užimdami pirmiausiai Europą, tautos naikinimas fizinis ir dvasinis. Ir dabar tas pats ateina ir iš vakarų. Globalistai, tie, kurie siekia pasaulinės valdžios, jie yra tokie patys. Vieni vadinasi kapitalistais, jokie kapitalistai, tokie patys socialistai, tokie patys globalistai, kaip ir komunistai, siekia to paties tikslo pasaulinės tironijos įsigalėjimo. Aš turiu lietuvių kalboje net to klausimo apie tos, kurie to siekia, 3 knygos. Vienas Sąmokslas prieš žmoniją, 2 laidos Amerikoje, viena Lietuvoje išėjusi, kita Nauja pasaulio santvarka, 2 spausdinimai Lietuvoje ir pati paskutinė po 12 vėliavų tarp tironijos ir laisvės, ir aš tikiuosi, jeigu Dievas leis, gal bus ne paskutinė. Paskui yra krūva anglų kalboje, ypač jaunimui gali būti įdomu, kuris anglų kalboje susipaiso. Jeigu nori papildyti ir tikriausiai ieškos papildomų žinių, tai krūvą turiu čia ant stalo, o tikrumoje turiu apie 50 knygų iš 100, kurie tą klausimą liečia anglų kalboje. Tai patys gal svarbiausi pagrindiniai, pagal kuriuos jau galima susipaisyti ir plačiau, jeigu kas ieško atsakymo. Stalinas davė tautų naikintojams labai paprastą receptą. Jis sakė, jeigu mums pavyks sunaikinti bent vienos kartos patriotizmą ir pasididžiavimą savo tauta, mes būsime nužudę tautą. Kartoju, mes būsime nužudę tautą. Tai yra paprastas receptas tautų žudynėms. Bet galima ir priešo ginklą apversti ir panaudoti prieš jį. Ir štai Stalinas mums davė irgi receptą, kaip kovoti prieš tautos žudymą. Ogi kelti patriotizmą ir pasididžiavimą savo tautą. Labai paprastas dalykas. Tai tada nueina vyresniųjų pareigos susijungti su jaunimu ir kelti patriotizmą. Aiškiai eiti į jaunimą su aiškiu uždaviniu.